Ieva, darom dar vieną. Nu, nepapirksiu, aš sakau tau. Simp. Tu juokauji. Op, įkvėpiam ir iškvėpiam. Come on. Stunk. Stunk. O, šaunuolė. Kaip tu šiek. Mačiau, hiparikai daro. Džiova. Opa. Sės ant kepurės ir judam. Tai šiandien neturiu mašinos, vakar palikau tvarkyti. Važiuosiu su dviračiu. Visą tai kažkaip tai pabandyti padaryti, kad ir pavyktų nufilmuoti ir įrašyti garsą. Pažiūrėsim, judam. Su šito stovu tikrai nepavažiuosiu su dviračiu, tai pamanysim šitą žvėriuką šiandien išmėginti. Op, turim tokį va dviratuką. Rimtas. Žiūrėsim, bandysiu pritvirtinti telefoną. Va čia kur nors. Nu, jeigu šitas pavyks man čianai, kad mano telefonas neatsiras ant žemės. Ok. Ir praktiškai visas kelias yra nuo kalno. Šiaip stabdžiai nelabai veikia. Kol kas ne apšilimas gaunasi, o sušalimas, nes gan šalta lauke reikia eiti. Patogi vieta. Čia yra gimnastikos klubas, čia yra mokykla, čia yra sporto salė ir jogos studija. Kai sakau, kad dviratis pavargęs, tai ant tiek pavargęs. Apšilimą, visai kaip apšilimas turi būti daromas viso kūno ir po to aktyvuosiam nugaros raumenis, kad jie geriau dirbtų. Treniruoju nugarą. Visų pirma, turim suprasti, kokia yra paskirtis nugaros raumenų. Taip, traukti. Tai viską, visi traukiamieji judesiai veikia nugarą. Tai parodysiu šiandien skirtingų stilių. Iš tokių kampų jūs galite traukti. Tai iš kuo daugiau skirtingų kampų trauksit, to geriau dirbs jūsų nugarą. Mentis. Kai mato, traukiu su tiesiom rankom. Tai reiškia, visas veiksmas eina su mentim trauka. Tai va dabar traukiau pasilenkus, o dabar trauksiu iš viršaus. O tokia va. Sutraukiu mentį čia. Nice, dar vienas setas. O grynas oras prasu salytėjai. Nice. Toks savotiškas vamzdis, tokio dar nematęs. Kai bandysiu daryti va taip va plačiai. Įdomus jausmas salėj su kamera, kai visokie vyresnio amžiaus žmonės žiūri kaip į kokią ateivį. Įsivaizduoju, jų galvoju, oi, čia dar vaikai ateina, filmuojasi, eitų sportuoti geriau. Mano laikais taip nebuvo, nefilmuotum, daugiau pakeltum. Tai traukiau pasilenkus, traukiau netgi atsigulus, traukiau iš viršaus. Dabar galima pratraukti sėdimąją poziciją. Sėdinį, kur atėjo galima šiek tiek sunkiau pradėti. Sutraukiam mentis čia. Ir traukiam su nugarą. Forma tokia kol kas. Turim, ką turim. Kaip ir praeitam video sakiau, taip ir šitam patenkintas. Štai svoriai semi, net nežinai kiek čia kilogramų. Tiesiog emi ir viskas. Nes ne kilogramuose esmė. O šitas tai sunkus.
Pabandysiu pakelti vieną iš šitų akmenų. Tai žiūrėsim, kaip seksis, niekada gyvenime esu kėlęs. Pabandom. Nesivaizduoju kiek. Bet... Ok. Normaliai sveria. Normaliai. Tai kiek mačiau, vyrai pasiema šitaip, pritupia, tada užsideda čia, užsikelia ant krūtinės ir kelia. Pasižiūrim. Are you kidding me? Taip gerai korpusas dirba iškart. Nereikia jokių pilvo preso pratimų. Važiuojam. Galva normaliai apsvaigsta iš karto. Čia gana kelimas iš kojų. Tas rankas net neina kaip padėti. Nežinau, moteris atėjo į džimą, jau reiktų apsirengti, kad dabar padarysiu. Tai vakar mačiau pratimą darė, gimnastikos pamokoj. Jisai man labai sudomino, to mes ir pamėginsim. Čia yra ko veikti gama. Šitas pratimas geras tom, kad jūs ne tik atsilenkėt į priekį, bet atsilenkėt ir atgal. Nes mūsų stuburas geba susilenkti į priekį ir atsilenkti atgal. Bet dažniausiai visi daro tik į vieną pusę atsilenkinėje. Dėl to tą nugarą kreivėja ir davotės susikūprinę. Šitas pratimas super. Pradžioje galima tiesiog pamėginti su rankom pasiekti žemę. Ką pasakysi? Aš noriu, kad tu panaštų mane.